Čia Energy Digest, tinklalaidė, kurioje aptarėme, kas geresnio pastarąją savaitę įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Baigėsi pirmoji 2026 metų savaitė. Iš geresnių naujienų. Gyventojai gaus kiek mažiau paramos saulės elektrinėms įsirengti ir aš jums pabandysiu paaiškinti, kodėl tai yra iš geresnių naujienų. Verslai taip pat galės prisijungimo prie tinklo galę susimažinti nemokamai. Iš tokių vidutinių naujienų, Baltijos jūros dugne laivas Inkaru nutraukė komunikacijų kabelį. Taip pat vasarį gyventojai gaus dėl panaikintos PVM lengvatos didesnės šildymo ir karšto vandens sąskaitas. Na ir be to, su Rusijos Gazprom Amber Grid pasirašė naują Karaliaučiaus dujų tranzito sutartį, Litgrid tinklą ir toliau padės balansuoti Energy Cells, o siaučiantys vėjai nutraukė elektros tiekimą 7,000 gyventojų. Štai papunkčiui. NATO is launching Baltic Sentry. Goodbye Russia, goodbye Lenin. Kaip žanras reikalauja, pradėkim nuo svarbiausių 3 naujienų, iš kurių pirmoji Karaliaučiaus tranzitas. Lietuvos magistralinių dujotiekių valdytoja Amber Grid su Rusijos Gazprom pasirašė naują sutartį dėl dujų tranzito į Karaliaučiaus sritį. Naujos tranzito sąlygos nustatytos 5 metams iki 30 metų pabaigos. Paslaugų kainas nustato Lietuvos energetikos reguliuotojas. 26 metais nustatytas leistinas pajamų lygis siekia apie 30 milijonų eurų. Sutarties laikotarpiu rusams sudaroma galimybė perduoti apie 105 gigavatvalandės dujų per dieną. Jos apskaitomos įleidimo taške į Lietuvą ir išleidimo taške į Karaliaučių. Tai beveik visas techninis dujotiekio pajėgumas. Visa tai reiškia, kad sutartis leidžia per metus į Rusijos eksklavą perduoti apie 37 teravatvalandės gamtinių dujų. Tai yra apie 2 kartus daugiau nei suvartoja Lietuva. Įprastai rusai tokių kiekių neišnaudoja. Dabartinė tranzito sutartis galioja nuo 16 metų sausio 1 dienos iki 25 metų gruodžio 31. Ir per pastarosius 5 metus iki sinchronizacijos į Karaliaučių buvo transportuojama vidutiniškai po 68,5 gigavatvalandės dujų per dieną arba apie 25 teravatvalandės per metus. Po sinchronizacijos, kai Karaliaučiuje sustojo elektros gamyba eksportui, bet padidėjo elektros sistemos palaikymo poreikiai, šis kiekis sumažėjo ketvirčiu iki maždaug 52 gigavatvalandžių per dieną, per visus metus tai virstų maždaug 19 teravatvalandžių per metus. Kodėl visa tai svarbu? Pirma, tai kritiškai svarbus pigios energijos užtikrinimas eksklavui. Tad, kol jis vyksta, tranzitas yra svertas Lietuvos rankose. Visgi ne tik Lietuvos. Mat, tranzito klausimai, ne tik dujų, buvo derybų dėl ES plėtros 2004 metais objektas tarp Europos komisijos su Romanu Prodžiu tuo metu priešakyje ir netikėtai Vladimiro Putino. Kitas komplikacijų sluoksnis tai yra branduolinis ginklas Karaliaučiuje. Ir Vašingtonas yra įsitikinęs, kad nebranduolinės šalys neturėtų tokių reikalų jaukti. Todėl nutraukę tranzitą be pasiekmių turbūt neapsieitume. Antra naujiena. Baterijų tiekiamas paslaugos. Lietuvos elektros perdavimo sistemos valdytoja Litgrid pratęsė balansavimo paslaugų sutartį su Energy Cells. Pastaroji yra valstybės valdoma baterijų parko operatorė. Taip nutiko neradus pakankamai tokių paslaugų teikėjų rinkoje ir sutartis pratęsta iki 26 metų pabaigos. Arba, kol atsiras pakankamai paslaugos tiekėjų tinkamai laiku ir už pagrįstą kainą. Naujinta ir paslaugos kainos skaičiavimo formulė vietoj metinės fiksuotos kainos ji bus skaičiuojama kas mėnesį pagal praėjusio mėnesio vidurkį. Taip siekiama, jog Energy Cells neva tai tiesiogiai nekonkuruotų su naujais rinkos dalyviais ir nestabdytų jų plėtros. Sutartį Litgrid ir Energy Cells pasirašė 2025 metų pradžioje. Ji leidžia baterijas naudoti krizės ar izoliuoto darbo atveju. Kodėl tai svarbu? Na, Energy Cells valdo 4 baterijų parkus, kiekvienas po 50 MW galios ir po 50 MWh talpos. Jie įrengti su ES subsidija, todėl po sinchronizacijos turėjo būti parduoti privatiems investuotojams. Tačiau pardavimas buvo atidėtas ir nepanašu, kad valstybė norėtų juos iš savo rankų paleisti. Litgrid jau anksčiau skelbė, kad iki 30 metų iš viso yra gavę vystytojų paraiškų įrengti 4,1 gigavatų, 9,4 gigavatvalandžių talpos baterijų. Rinka, manau, gali jomis užsipildyti ir anksčiau. Tačiau ar kas nors pajėgs konkuruoti su subsidijuojamomis Energy Cells? Atskiras klausimas. Na ir trečioji tema – sumažinta parama.
Energetikos ministerija mažina paramos gaminantiems vartotojams intensyvumą nuo šių metų. Taip siekiama tas pačias paramos lėšas paskleisti plačiau. Ministerija turi tikslą iki 28 metų gaminančių vartotojų skaičių padidinti iki 200 000. Mažinamos skiriamos lėšos ir mažinamas remiamas elektrinių dydis. Tai yra, nuo šių metų bus remiamas 7 kW galios jėgainių įsirengimas, kai anksčiau buvo remiamas 10 kW galios jėgainės įsirengimas. Nutolusioms saulės elektrinėms dotacija mažinama nuo 323 eurų už kilovatą iki 200 eurų už kilovatą. Ant stogų įrengiamoms saulės elektrinėms tie patys skaičiai yra nuo 255 kW iki 170 kW. Saulės elektrinių ir baterijų kompleksams parama mažinama nuo 5 000 iki 3 500 eurų, o atskirai elektros kaupimo įrenginiams dotacija koreguojama nuo 380 iki 170 eurų už kilovatvalandę. Žodžiu, rėžiama viskas. Bet kodėl tai svarbu? Kaip jau rašiau metų sandoros apžvalgoje, jeigu jos nesiklausėt, jinai podcastų sąraše bus ankstesnė vienu, joje aš teigiau, kad dabartinė perteklinio subsidijavimo schema gaminantiems vartotojams nėra tvari ir politikai spaudžia save į kampą, žadėdami nemažinti gaminantiems vartotojams tenkančių privilegijų. Šis paramos mažinimas yra vienas žingsnis teigiama linkme. Tačiau tai dar nėra nutaikyta į skausmingiausią vietą, kur yra apskaitos kilovatvalandėmis, pakeitimas apskaita eurais. Na ir keli kiti dalykai, kuriuos, manau, verta pažymėti. Galios susimažinimas verslui dabar nekainuos nieko. Tokią naują prisijungimo prie elektros tinklų įkainių metodiką patvirtino reguliuotojas. Taip palengvinama procedūra atsisakyti neišnaudojamos įvado galios, o tai efektyviau išnaudoti tinklus ir optimizuoti išlaidas. Visa tai yra iliustracija to, kad tinkle darosi ankšta, o galimybė prisijungti prie jo darosi vis vertingesnė valiuta. Baltijos jūroje naujas inkaro tempimo dugno incidentas. Su St. Vincento ir Grenadinų vėliava plaukiantis nesankcionuotas krovininis laivas Fitburg nutraukė komunikacijų kabelį tarp Estijos ir Suomijos. Šį kartą energetikos infrastruktūra žalos nepatyrė, tačiau tai pirmas šio žanro išpuolis po to, kai Baltijos jūroje pradėta NATO operacija Baltic Sentry. Suomiai laivą sulaikė ir pradėjo tyrimą. Prieš šventes sekmadienį pakilęs vėjas padarė žalos Lietuvos elektros tinklams, tačiau nedaug palyginti su ankstesnėmis audromis. Elektros neturėjo iki 7 000 namų ūkių, o jos tiekimas atstatytas greičiau nei per parą. Daugiausia nukentėjo Vilniaus, Klaipėdos, Utenos, Panevėžio regionai, taip pat vartotojai apie druskininkus. Na ir galiausiai, nuo sausio 1 dienos naikinama PVM lengvata centriniam šildymui bei karštam vandeniui. 21% PVM tarifas įsigaliojo ir bus taikomas nuo 26 metų sausio 1 dienos suteiktoms paslaugoms. Tai reiškia, kad sąskaitos su pasikeitusiu PVM tarifu gyventojus pasieks vasarį. Naujose namuose šildymas brangs 2-5 eurais už mėnesį, senų namų gyventojams tai atsilieps labiau. Šiam kartui tiek. Primenu, kad ši tinklalaidė yra rengiama to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Tiems, kas naujienas mėgsta skaityti, o ne jų klausytis, naujienlaiškį galite gauti savo pašto dėžutę, visos reikalingos nuorodos yra tinklalaidės apraše. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas, iki kitų kartų.